Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Kviečiu kartu patyrinėti HTC One M9. HTC labai rimtai žiūri savo flagmanus, kruopščiai apgalvoja visas detalės. 2014 metais pristatant šio išmaniojo pirmtaką One M8, daug kas sakė, kad tai beveik tobulas telefonas. Tik deja, kamera yra jo silpnoji vieta. Taigi nieko keista, kad M9 modelis yra labai panašus į pirmtaką. Tik aišku, gamintojas patobulino beveik viską, o labiausiai būtent kameras. Tačiau kol pasirodė One M9, praėjo metai ir rinkoje per tą laiką daug kas pasikeitė. Šie patobulinimai įrenginį pavertė tikrai puikiu išmaniuoju, bet ar pačiu geriausiu rinkoje, sunku pasakyti. Tuoj papasakosiu apie viską išsamiau. Dėžutėje randu telefoną, kroviklį, USB laidą ir ausines. Vos užmetus akį iškart matyti, kad One M9 išorėje labai panašiai į pirmtako One M8. Korpusas, kaip ir daugumos aukščiausios klasės flagmanų, yra metalinis. Tik šiame modelyje HTC sugebėjo išgauti vientisą lydinį iš dviejų spalvų. Sidabrinė nugarėlė su auksiniu krašteliu atrodo tikrai puikiai. Nugarėlė išgaubta, todėl telefonas maloniai priglunda prie delno. Tik One M9 modelio kraštą sudaro dviguba briauna, todėl jį nėra taip patogu suimti. Mygtukai išdėstyti protingai, juos lengva užčiuopti. Dešinėje yra garso reguliavimo ir jungimo mygtukai, kiek aukščiau microSD kortelės, o kairėje nano SIM kortelės jungtis. Apačioje microUSB ir ausinių jungtis. Galima pagirti ne tik solidų metalinį šio įrenginio korpusą, bet ir jo ekraną. 5 colių Full HD raiškos ekranas tikrai ryškus ir tiksliai perteikia spalvas. Ekranas saugo 4 kartos stiklas Gorilla, kuris padės ekranui daug ilgiau išlikti nesusibraižiusiam. Tiesa, telefonas atrodo kiek didesnis už konkurentus su panašaus dydžio ekranais. Taip yra dėl priekyje montuotų galingų stereo garsiakalbių. One M9 turi dar ir įdiegtą sistemą Dolby Surround, todėl šis išmanusis gali pasigirti bene geriausių garsų rinkoje. One M9 baterija talpi, todėl šis išmanusis išlaiko kiek ilgiau nei vidutiniškai. Be to, jis turi ir greito krovimo funkciją, todėl vos per pusvalandį galėsite pakrauti bateriją net iki 60%. Vertindamas galingumą, galiu drąsiai teigti, kad tai ypač galingas išmanusis. One M9 įmontuotas pažangus ir ypač galingas procesorius Snapdragon 810. Deja, jis turi minusą, yra linkęs kaisti. HTC neblogai išsprendė šią problemą ir telefonas neįšyla tiek, kad būtų jau nebemalonu jį laikyti. Atmintis yra kitas neabejotinas šio išmaniojo privalumas. One M9 telefone vartotojui prieinama apie 21 GB atminties. Be to, išmanusis palaiko ir microSD atminties kortelę, o gamintojas dar papildomai suteikia 100 GB atminties internetinėje saugykloje. Taigi visa svarbi informacija šiame įrenginyje tikrai tilps. Šiame išmaniajame įdiegta operacinė sistema Android. HTC, kaip ir dauguma gamintojų, kiek keičia šios operacinės sistemos išvaizdą bei valdymą. Manau, kad HTC variantas yra vienas patogiausių. Meniu neperkrautas, viską randu ten, kur ir tikiuosi. Pagirtinos ir galimybės. One M9 turi patogius bei naudingus vairavimo bei vaikų režimus. Pradžios lango kairėje galima vienoje vietoje rasti aktualias įvairių puslapių bei socialinių tinklų naujienas. O man labiausiai patinka, kad galiu nusistatyti, kurios programėlės bus rodomos pradžios lange priklausomai nuo mano buvimo vietos. Pavyzdžiui, atvykus į darbą būtų matomos vien dirbant aktualios programėlės, o vos išvykus iš jo socialinių tinklų bei skirtos turiningam laisvalaikiui. Kaip jau minėjau, didžiausių patobulinimų sulaukia įrenginio kameros. One M9 turi net 20,7 megapikselių pagrindinę kamerą. Jo pirmtake One M8 modelyje kamera buvo silpnoji vieta, o šiame tai jau nėra trūkumas. Tiesa, ji vis dar kiek silpnesnė nei kitų flagmanų, bet žavi savo funkcionalumu. Galiu pagirti tiek fotografavimo režimų gausą, tiek ir nuotraukų redagavimo galimybės. Neabejoju, kad priekinė Ultra Pixel kamera sužavės asmenukių mėgėjus. Ji tikrai kokybiškai ir sklandžiai įamžins visus nuotykius. Mano išvada. HTC One M9 turi savo šarmo. Metalinis korpusas, ypač galingi stereo garsiakalbiai ir lengvai prie poreikių pritaikomas meniu daro jį išskirtiniu įrenginiu. Jį rekomenduoju ieškantiems ypač solidaus ir lengvai valdomo išmaniojo, kuris nustebintų ir aukščiausios kokybės garsu.